Sveiki, aš esu Paulina, gydytoja dermatovenerologė, taip pat dirbu ir kosmetologijos srityje. Nusprendžiau kurti šį kanalą, nes noriu pasidalinti patikrintą informaciją apie odą ir kosmetiką. Pastaruoju metu informacijos internete yra labai daug, bet ne visada ji yra teisinga arba naudinga. Odos priežiūra kartais tampa panašiai į greitą madą. Vis nauji trendai, madingi ingredientai, o vartotojai pasimeta ir perka tai, kas gražiai apibūdinta, bet nebūtinai reikalinga. Čia kalbėsime apie tai, kas yra tikrai reikalinga jūsų odai, kaip atsirinkti priemonės ir suprasti savo paties odą. Aš pati dirbu kaip gydytoja dermatovenerologė. Dirbu santaros klinikose ir privačiose klinikose. Taip pat dirbu kaip kosmetologė, dar nuo rezidentūros metų dirbu su procedūromis ir kosmetikos testavimu. Skirtumas tarp šių dviejų specialybių, dermatologijos ir kosmetologijos, yra toks. Dermatologija yra medicininė dalis, kas apima ligas, tyrimus ir gydymą. Kosmetologija yra estetinė dalis, tai yra odos būklės gerinimo procedūros, papildomos priemonės, kurios prisidėtų prie gydymo. Mano darbe šios sritys jungiasi. Gydymas, priežiūra ir estetika papildo vieną kitą. Esu dėsčiusi Lietuvos sveikatos mokslo universitete, kolegijose, sveikatos ir grožio akademijoje, vedu mokymus gydytojams, farmacininkams ir kosmetologams. Dalyvauju tarptautinėse parodose ir kongresuose kaip gydytoja dermatovenerologė, kosmetologė ir kosmetikos kūrėja. Jau 3 metus dalyvauju lietuviškos kosmetikos kūrime. Esu Optimum Derma Aciditate kosmetikos kūrybinės grupės dalis. Esu aktyvi tarptautinių asociacijų narė. Ši patirtis leidžia man matyti tiek medicinos, tiek ir kosmetikos pasaulį iš vidaus. Mano domėjimosi sritis apima uždegiminės odos ligas, kaip akne, rožinė, įvairūs dermatitai, žvynelinė, rūgštinės ir lazerinės procedūros, regeneracinė medicina ir būtent šios temos bus dažniausiai aptariamos šitam kanale. Ko mes čia galim tikėtis, tai aiškiai paaiškintų temų: plaukų slinkimas, paakių problemos, aknė, rožinė, kosmetika, jos ingredientai, nuo saulės kremai ir visa tai bus pagrįsta tyrimais ir praktika. Gausite patarimų, kaip pasirinkti kosmetiką be perteklinio vartotojiškumo. Mano tikslas, kad suprastumėte, ko jūsų odai reikia iš tikrųjų, o ne pirktumėte tik pagal gražias reklamas. Jeigu jums aktualios šios temos, prenumeruokite, palikite komentarą su klausimu, kokia tema jūs labiausiai domina. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito.